Sveikučiai, aš Aistė. Daug visko veikiu, turiu begalę idėjų, daug kalbu ir noriu kalbėti dar daugiau. Ir trokštu, kad pasaulis mane girdėtų. Taigi, kai sužinojau, kaip tai padaryti internete, tikrai negalėjau atsisakyti. Tuoj ir jums papasakosiu, kas yra tinklaraštis arba žargonu blogas. Tai lyg dienoraštis, kuriame rašau savo įspūdžius, idėjas, mintis, dalyjuosi rastomis nuorodomis ir taip toliau. Nuo paprasto dienoraščio internetinis tinklaraštis suprantamas skiriasi. Pirmiausia tuo, kad jis yra viešas ir gali būti skaitomas kiekvieno suradusio jį internete. O aš kaip tik to ir noriu – pasidalyti savo mintimis su kitais, būti matoma ir girdima. Ir to noriu toli gražu ne tik aš. Tinklaraščius kuria daugybė įvairių žmonių, turinčių įdomių minčių ir norinčių jomis pasidalyti su kitais. Tarkim, mokslininkai rašo apie savo teorijas ir atradimus, verslininkai apie savo veiklos principus, taip pat gydytojai, politikai, ekonomistai ir daugybė kitų žmonių visame pasaulyje turi savo internetinius dienoraščius. Natūralu ir tai, kad kuo žmogus žinomesnis, tuo labiau jo domimasi, taigi ir jo tinklaraštis yra daugiau skaitomas. Tokia saviraiškos priemonė šiandien jau tapo populiarus naujausios ir įvairiausios informacijos šaltinis. Rašantieji internetinius dienoraščius dažniausiai skaito ir kitų tinklaraščius, aš taip pat. Taip randu tikrai įdomių minčių, įvairios informacijos, susipažįstu su žmonėmis. Dar vienas svarbus tinklaraščio pranašumas – galimybė jį papildyti iš bet kurio kompiuterio prijungto prie interneto. Taigi, kad ir kur būtum, namuose, interneto kavinėje, universitete ar bibliotekoje, gali atnaujinti savo virtualųjį dienoraštį. Noriu jums parodyti, kaip susikurti savo tinklaraštį vienoje populiariausių lietuviškų svetainių. Nagi keliaukime tiesiai ten. Surinkime adresą www.blogas.lt. Viskas itin paprasta. Jei jau turėtumėte savo internetinį dienoraštį, prie jo prisijungtumėte čia. Tačiau mums prieš tai reikia jį sukurti, tad spaudžiame nuorodą Registruokis. Reikia įvesti visus reikiamus duomenis, sugalvotą adresą, pavadinimą. Beje, pavadinimą, kaip ir adresą, sugalvokite tokį, kad sietųsi su tema, kurią rašysite. Adresą pasistengkite sukurti kuo trumpesnį, bus paprasčiau įsiminti, o pavadinimas tegul keliais žodžiais apibūdina tinklaraščio temą. Na, o vartotojo vardą stenkite sugalvoti kiek originalesnį. Labai tikėtina, kad paprasti ir trumpi tiesiog jau bus užimti. Štai pavyzdžiui, aš vietoj tiesiog Aistė renkuosi vardą Aistė Retrieve, nes esu tikra, kad Aistė jau yra užregistruota. Taip pat vartotojo vardą galite sukurti iš pirmos pavardės raidės ir savo vardo, arba pasirinkite kitokį slapyvardį. Aišku, nevertėtų taip persistengti, kad paskui neprisimintumėte savo sukurto vardo. Taip, toliau. Dabar sugalvoju slaptažodį, kurį irgi būtina prisiminti, gal net kur nors užsirašyti. Čia įrašau savo elektroninio pašto adresą, patvirtinimo kodą, pažymiu šią varnelę ir spaudžiu tęsti. Dabar pildydama šiuos laukelius, sukuriu trumpą savo prisistatymą. Dabar turiu pasirinkti, kaip mano dienoraštis bus apipavidalintas. Na, tegul kol kas lieka pirmas variantas, vėliau bus galima pakeisti. Vėl spaudžiu tęsti. Štai gavau žinutę. Vadinasi, turiu patikrinti savo elektroninio pašto dėžutę. Na va, yra laiškelis. Tai reikia spustelėti šią nuorodą, tai patvirtinsiu, kad teisingai nurodžiau savo elektroninio pašto adresą. Sistemai patvirtinus, kad viskas gerai, vėl spaudžiu tęsti. Viršuje esančiuose laukeliuose įvedu savo prisijungimo duomenis, pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Spaudžiu prisijungti. Na va, mano naujasis tinklaraštis. Čia galiu pradėti jį rašyti, keisti nustatymus arba jį ištrinti. Kągi, parašykime pirmąją žinutę, kad mano tinklaraštis nebūtų visai tuščias. Tegul tai bus paprasta pasisveikinimo žinutė ir trumpa informacija apie tai, ką čia ketinu skelbti. Tam tai reikia spustelėti nuorodą Naujas įrašas.
Matote, žinutės laukelis labai primena elektroninio laiško rašymo langą, o ir veikia jis panašiai. Šį kartą rašau trumpai, tiesiog pranešu apie ką bus mano tinklaraštis. Beje, rašydami žinutės galite naudotis įvairiais teksto formatavimo įrankiais. Taip pat galite įterpti nuorodų ar įkelti paveikslėlių. Naudojant šiuos mygtukus pradėtą rašyti žinutę galima baigti vėliau arba ją peržiūrėti. Bet dabar aš iškart spausiu įdėti naują įrašą ir papildysiu savo tinklaraštį. Šiame lange matau visas savo parašytas žinutes. Na, kol kas žinutė tik viena, tačiau jos jau užtenka, kad pažiūrėčiau, kaip atrodo mano tinklaraštis. Ar pamenate mano tinklaraščio adresą, kurį įvedžiau registruodamasi? Kiekvienas apsilankęs šiuo adresu galės skaityti mano internetinį dienoraštį. Štai taip atrodo mano tinklaraštis. Tokį jį matys ir kiti lankytojai. Čia matau pirmąją savo žinutę. Spustelėjusi jos antraštę galėčiau ją perskaityti visą, jei ji būtų per ilga ir netilptų šiame langelyje. Na, o mano tinklaraščio išvaizda ir stilius kol kas nelabai atitinka turinį. Pamenate, registruodamasi aš pasirinkau pirmą siūlomą variantą. Tačiau vėliau tai lengvai pakeisiu tinklaraščio nustatymų skiltyje. Tai tiek apie tinklaraščius. Sėkmės rašant.